Idealios regos visą gyvenimą išlaikyti yra praktiškai neįmanoma, bet stiprinti netgi namų sąlygomis akių komfortą ir regos komfortą tikrai yra patartina ir pagirtina. Pagrindiniai dalykai, kaip mes galime suteikti komfortą savo akim, tai ne tik namų sąlygom, bet ir darbo vietoje, tai yra drėkinantys akių lašai. Dauguma pasitaiko dar pacientų, kurie bijo priprasti prie drėkinančių akių lašų. Tai noriu akcentuoti ir visuomet aiškinu ir savo pacientam, kad akių lašai kaip alyva automobiliui. Mes ją keičiame ne tada, kai jau automobilis nevažiuoja, bet mes ją keičiame tam, kad automobilis nesugestų. Taip yra ir su drėkinančiais akių lašais. Rekomenduotina juos lašinti ne tada, kai yra jau stiprus akių sausumas, kai yra traiškanos akyse atsibudus ryte, o lašinti dienos metu. Galbūt namo, kai grįžtame, mes užsimirštam ir nėra kada įsilašinti drėkinančių akių lašų, bet geri drėkinantis lašai turi turėti drėkinimo komponentus, dažniausias iš jų yra hialuronas. Hialurono turėtų būti daugiau nei 20% ir idealus variantas tuos lašiukus pasidėti prie lovos miegamajame. Dėl to, kad vos atsibudus ryte susilašinus lašą komforto, mes tikrai jausimės netgi visą dieną žymiai geriau ir mūsų akių sausumas mus taip nevargins. O kalbant apie dar papildomas priemonės, kaip galime stiprinti savo akis, tai turėtumėme nepamiršti vitamino A. Tai yra morkos, mėlynės ir iš senų laikų uogos ir daržovės šitos yra akcentuojamos ypatingai jauniems. Na, o į vyresnį amžių žiūrint, mes rekomenduojame dar papildomas priemonės stiprinančias tinklainę. Tai jau ten įeina ir liuteinas ir zeksintinas. Vienas iš pagrindinių maisto šaltinių mūsų akims. Regos komfortą palaikymą dažnu atveju lydi ir mitai. Tai vienas iš pagrindinių mitų, kad nešiosiu silpnesnę korekciją, negu man yra reikalinga, taip mano akis dar dirbs. Tokiem pacientam visuomet užduodu klausimą, o ką daryti tiems, kam iš vis korekcija yra nereikalinga, jeigu aš kalbu apie tolio korekciją. Pats geriausias dalykas yra nešioti korekciją, kuri jums priklauso. Jinai turi būti nei per stipri, nei per silpna, o tokia, kokią jums nustato specialistas, kad jūs matytumėte ir jaustumėtės komfortiškai. Taip pat vyraujantis mitas yra, su mankštomis galima atstatyti regėjimą. Tikrai internetinėse platybėse galite susidurti su tokia informacija, vis dėlto tarp mūsų specialistų vyraujanti yra nuomonė ir aš jos tikrai laikausi, kad regos yda yra susijusi su akies obuoliu. Mes jo su mankštos pratimais negalime nei padidinti, nei sumažinti. Tai jokie mankštos pratimai neatstato regos, bet suteikia komfortą. Rega yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tad linkiu ir rekomenduoju ją rūpintis ir ją prižiūrėti visados, nepriklausomai nuo to, ar jums korekcija yra reikalinga, ar jinai yra nereikalinga.